Aš tiesiog norėčiau pasidalinti pirmų savo įspūdžių apie pirmą kartą, kai aš sudalyvavau konsteliacijoje. Tai buvo didelis jaudulys, aktyviai nedalyvavau, bet išgyvenau žiauriai didžiulį jaudulį. Ir tas iš tikrųjų emocinis krūvis taip pasireiškia tik tai po nakties. Aš ryte tiesiog skaičiau vėl užrašus savo. Ir raudojau baisiausiai, darbe kokią valandą, nežinau, ten laiko, aš dalinausi ir verkiau, nes kažkokia tokia begalinė iškrova, emocinė, žiauri. Ir man ten taškus tam tikrus sudėjo ant tam tikrų dalykų, aš staiga suvokiau, kodėl aš taip gyvenu, kaip gyvenu, tarkime šeimoje, kodėl tas santykis mano toks yra su mano partneriu, ar ne, kad aš tikrai esu ta duodančioji, o jisai vis tik tai įmantysis jaučiantis kaltę ir išgyvenantis nuolatinę kaltę, o aš nekaltumą nuolatinį. Daug visokių tokios informacijos, žiauriai naujos, žiauriai taikliai įvardintos, kuri labai tokio naujo suvokimo įneša į suvokimo tam tikrų gyvenimo, nežinau, dėsnių, suvokimo apskritai kitaip pradedi vertinti tam tikrus dalykus. Ypač santykis su mama, santykis su tėvu, santykis su vaiku. Ne viskas ten, aišku, iš karto, žinot, atrodo gerai ir puikiai, ir kad jau čia viską tu moki ir viską darai, tarkime, gerai, bet ateina tikrai nauji potyriai tiesiog nepalyginami, kuriuos tiesiog, nežinau, žinokit, tai yra kažkas unikalaus, tai, ką išgyveni čia būdamas. Viskas.